Skyrius šildymas ir vėdinimas sudarytas iš dviejų pagrindinių dalių – šildymo sistemos projektavimas ir vėdinimo bei kondicionavimo sistemos projektavimas. Projektuojant šildymo sistemą, išmoksite kurti nuosavą šildymo sistemą, redaguoti sistemos savybės, nustatyti sistemos grafinio atvaizdavimo parametrus, pasirinkti šilumnešio tipą ir temperatūrą projektuojamoje sistemoje, išdėstyti radiatorius, sujungti juos vamzdžiais, sukurti vertikalius stovus, kopijuoti visus sistemos elementus per aukštus ir prijungti sistemą prie boilerio. Projektuojant vėdinimo bei kondicionavimo sistemą, išdėstysime oro terminalus, sukursime oro tiekimo ir oro recirkuliacijos sistemas ir prie jų ortakiais prijungsime oro terminalus. Paskui į sistemą prijungsime reikalingus įrengimus ir aksesuarus, atliksime ortakių skerspjūvių skaičiavimus ir patikrinsime kiekvieną sistemą. Kaip pavyzdį pasižiūrėkite video pamoką įrengimo su kintančiu oro tūriu prijungimas. Plane pasididiname darbo zoną. Interface Systems pasirenkame Mechanical Equipment. Dialogo lange Properties iš elementų sąrašo pasirenkame įrengimą su kintančiu oro tūriu. Langelį Offset įrašome prietaiso aukštį nuo grindų. Plane nurodome jo padėtį ir orientaciją, kurią galima keisti klavišos Space pagalba. Klaviatūroje 2 kartus spaudžiame Escape. Pažymime prietaisą ir instrumentų juostoje pasirenkame komandą Connect Into. Atsidariusime dialogo lange pasirenkame Connector 2, Return Air, spaudžiame OK ir nurodome ortakį, prie kurio reikia prijungti prietaisą. Klaviatūroje spaudžiame ZF. Projektą išsaugome ir pereiname prie kito etapo. Kiekvieną mokymo medžiagos temos pamoką galima ne tik pasižiūrėti ir paklausyti, bet ir perskaityti tekstinį variantą. Pasižiūrėkite dar vieną video pamoką – ortakių skerspjūvių skaičiavimas. Plane privedame kursorių prie ortakio segmento. Kelis kartus spaudžiame klavišą Tab, kol išryškėja visi ventiliacijos sistemos elementai. Pelės paspaudimu pažymime visus elementus. Instrumentų juostoje pasirenkame komandą Dust Pipe Sizing. Atsidariusime dialogo lange, iš sąrašo pasirenkame reikalingą skaičiavimo metodą. Nustatome reikšmes bei taisyklės. Ir spaudžiame OK. Programa perskaičiuoja ortakių skerspjūvius ir pertvarko visus sistemos elementus. Projektą išsaugome ir pereiname prie kito etapo. Iš viso skyriuje šildymas ir vėdinimas yra 38 praktinės pamokos. Paskutinėme mokymo skyriuje dokumentacija pateikta informacija, kaip sudaryti ir įforminti projekto dokumentaciją, sudaryti brėžinių lapus, sukurti kampinį štampą, įkelti vaizdus į lapus, sukurti spalvinės legendas, patalpinti matmenų linijas ir etiketės, sudaryti specifikacijas, eksportuoti projektą į kitas programas ir kita. Įjungiame video pamoką. Iš projekto naršyklės pertempiame plano vaizdą į lapą ir patalpiname jame. Redaguojame anotacijos linijos ilgį. Spaudžiame Escape. Tada aktyvuojame anotaciją ir reguliuojame jos padėtį.
Dabar iš projekto naršyklės įkeliame 3D vaizdą ir patalpiname jį lape. Redaguojame anotacijos linijos ilgį ir anotacijos padėtį. Anotacijų etiketėse rodomi vaizdų pozicijų numeriai lape. Dabar sudarysime mazgą. Privedame kursorių prie plano vaizdo, dešiniu pelės mygtuku išsišaukiame kontekstinį meniu ir pasirenkame komandą Activate View. Priartiname vaizdo zoną, kurioje dirbsime. Instrumentų juostos Interpė View pasirenkame komandą Callout ir apibrėžiame mazgą. Klaviatūroje 2 kartus spaudžiame Escape. Pažymime mazgo rėmelį ir kontrolinių taškų pagalba redaguojame mazgo anotacijos padėtį. Kol kas anotacijoje jokių duomenų nėra. Išjungiame vaizdo aktyvaciją. Klaviatūroje spaudžiame ZF. Iš projekto naršyklės įkeliame sukurtą mazgo vaizdą ir patalpiname jį lape. Matome, kad dabar plano vaizde mazgo anotacijoje atvaizduojamas mazgo pozicijos numeris lape ir lapo numeris, į kurį šis mazgas įkeltas. Jeigu reikia, redaguojama mazgo anotacijos linijos ilgį ir anotacijos padėtį. Projektą išsaugome ir pereiname prie kito etapo. Kviečiame į mokymo kursus visus vidaus inžinerinių sistemų projektuotojus, norinčius išmokti profesionaliai dirbti su programinė įranga Autodesk Revit.